Aš bendrauju sapnuose su vienaragė savo. O šiaip kontaktuoju su plėdiečiais, su tikrai šeima iš kosmoso, pati iš ten esu. Jūs save laikote aiškiaregę? Nu, tai gal kažkas, bet kažkaip tas man nelabai tinka, nes aš iš tikrųjų esu kaip kontaktuotoja su plėdiečiais. Ir kaip keliauju, tai po astralinius pasaulius, aš astraliniu būdu keliauju. Nu, kaip mediumai kažkiek dar. Bet šiaip, kaip aš keregystės gryną dovaną pas mane, nemanau, kad trečiakis atsivėrus. Manau, kad ne. O iš kur jūs supratote, kad turite tokią aiškiaregystės dovaną? Nu, 5 metukų aš regėjau angelus, su jais žaisdavau. Ir tik tai būdama kokių 7-8 metukų, kada jau jie man nesirodė, aš ėmiau mamos klausinėti, pasakoti, kad va, aš kieme išeinu ir žaidžiu su vaikais. Tai mama klausinėti, tai kokie tie vaikai, nes kadangi mes vienkiemį gimė, aš vienkiemį gimiau, vienkiemį gyvenom, nu tai ten nebuvo tų vaikų ar tai jokių. Tai aš papasakau, kad jie turi sparnus, kad jie permatomai, kad jie baltai apsirengia mama. Ką tu čia? Nu, paskui aš nepasakodavau man, bet apie šeiną, kad aš žaidavau su angelais. Viskas pasireiškė stipriau 21 metų, kada aš draugavau su vaikinu. Su juo stipriai susipykom, įsiskyrėm, bet jau mes buvom metus pradraugavę, aš dėl jų mokslus mečiau teisės studijas. Ir tada, vienu žodžiu, aš verkdavau vakarais, naktim irgi, ir tepus atrodo rytas, kambarį jau šviesu. Nu, ir atrodo, aš matau prie savo vėlą angelas, taip kažkaip gražiai prie lovos atėjo, žiūri į mane. Ir atrodo kažkaip tai. Jisai man sako, tai mano rankas pažiūrėk, nei vėdą ir sparnus. Ir aš pasižiūriu, jis tai turi 2 žiedus rankose. Ir va, jau vaikino nuotrauką ir man pranyko. Nu, jau po metų mes susituokėm. Nu, ir paskui jis kažkaip tai vėl viskas dingo, paskui prie jo žūdį mačiau vizijas, kad jie vižas tą vakarą žuvo jau. Jūsų vyras žuvo? Taip. Tragiškam aplinkybėm. Tai jūs visą tai regėjote, ar ne? Taip, kad tai vyks. Viskas, jisai atrodo, jisai darbė tuo metu buvo, bet atrodo, kad jis parėjo iš rytų. Parėjo, atrodo, namų, vat matau, įeina per duris. Įeina į mane pasižiūri, betgi aš žinau, kad ne jis, kad jau ne ir kad jis darbė, bet grinai, kai žmogus ir pamojuoja. Ir išeina, duris užtrenkia, kažkaip tai užsitrenkia į durį savaime. tą vakarą jisai užmušė du žmonės. Kaip jūs supratote, kad jūs esate iš ten? Per patį pirmąjį kontaktą 2001 metais, kada įvyko tas kontaktas, jis man pasirodė toks, koks yra. Ką turite omenyje? Plėdėti. O kas tai yra? Plėdėčiai yra iš Plejadžių 7 seserų žvaigždžių. Tai yra mano grupėje. Mes esam pirmą pradžiai planuotojai kūrėjai. Save išdalinę žmonijos pirmąją rasę, angelų rasę. Kaip tiesiai šviesiai pasakyti, nenorėčiau gal. Savo DNR išdalinom pirmąją žmonijos rasę, tai yra joms sukūrėm žmonės pirmosios angelų rasę. Tai buvo prieš jaunus metų. Šiuo metu atlieku mažąją misiją, kiek galiu, kaip galiu padedu žmonėms. Į nuotraukas įkraunu savo gerą energiją, meilę, džiaugsmą, gerumą, grožį, harmoniją, pusiausvyrą. Jas tiesiog energetiškai pakraunu ir kai fotografuojasi tam tikros energijos turi būti geros, neturi būti kažkada užpykus, pavyzdžiui. Vis tiek aš esu ir pliusas ir minus kartais ten kažkokis būna namuose, toks ir zlomas gal kartais ar kažko nepatenkinta, tai jau tikrai nesifotografuoju. O paskui jau tas nuotraukas įsirenku, kurios yra vykę, geros, kompiuteryje dar kartą gerą energiją akim pakraunu.
ir tada paleidžiu į Facebooką, bet dabar jau Photoshop aš jų neapdirbu. Dabar jos jau visos natūralios, dabar yra daug jų prisifotografuota, bet jau dar neįkeltos. Facebooko paskyroje, ar ne, pasivadinote mylinti visatą saulelę. Taip. Kodėl taip? Nu, kažkaip pagal gal savo gyvenimo būdą, charakterį, aš esu tokia rami, gera, aš tokių blogų emocijų iš tikrųjų neturiu. Bet jaunystėje turėjau, išgyvenau, sako, kiekvienas žmogus turi praeiti ir gėrį ir blogį, aš praėjau visus tos įvairius kelius. Dabar tikrai esu blogų, jokių pykčių ir aš nejaučiu niekam, neturiu tokių emocijų, nei neapykantos, nei agresijos. Aš mačiau vaizdinius, kad aš į televizijoje būsiu ir internetiniuos laikraščiuos, ir Facebook'e visam pasaulyje. Ir man parodė vaizdinius, aš galvoju, nu kas čia per vaizdiniai, nu galvoju, nu šį kartą jau tikrai kiba kažkas apgaudinėja. Nu, kažkaip tas vėl liko. Tie vaizdiniai, bet aš į sąsiuvinį susirašiau. Po metų vėl vietė, kad aš televizijų, kad visur. Bet jau tada daugiau parodė, kad nuotraukos ten, kad aš jas įkraunu, kad tie meiliai grožis karmanija, kad ten aš fotografuojusi, kad mane kviečia ir fotografai ten fotografuoja. Bet kažkaip nepagalvojau, kad tuo būdu būtent čia jau tie vaizdiniai įsipildys ateitis. Nu ir įkėliau į Facebooką, atėjau, aš jas photoshopinau visas beveik tas nuotraukas, beveik visas. Tai vaizdus gražus įkėliau, tie vaizdai imti iš tų kelionių astralinių būdų, bet paskui aš einu į tam tikrus Facebook'e tinklapus, yra tinklapų įvairiaus. Įsirengdavau vaizdus, paveikslėlius panašus matytus. Nu ir būdavo jau paskui ten kelis save iškirpas, tie kur ką pridėti, kur ką atimi. Jūs save laikytumėte laimingu žmogumi? Va, Jėzau, dabar 10 metų tikrai laiminga. O šiaip gyvenime aš praėjau labai sunkius kelius, dvasiškai turiu minty. Bet buvo akimirkų, kada jautėtės nelaimingai? Jau buvau iš tikrųjų nuo 26 metų iki, kol sutikau va šį savo gyvenimo draugą. Irgi mistiškai susipažinau. Ir tik su juo dabar aš esu laiminga, tik jis padarė mane laimingą. Tai aš jaučiuosi tikrai dabar labai laiminga ir visais kitais gyvenimo aspektais aš laiminga. O kas vyko tuo metu, kada taip nesijautėte? Kai tapau našle, po 5 metų susipažinau su kitu vyru. Jis buvo išsiskyręs, susituokėm, pragyvenomės tik tai 8 mėnesius. O kodėl? Kas aš žinojau tikrąją tiesą, dėl ko tuokės. O tai dėl ko? Dėl tėvų ir senelių turtų iškart sukroviau viską keliauk. O paskui po metų, po 2 susipažinau su Kendriku. Su juo išgyvenau 11 metų. Bet jisai buvo ne vietinis, aš nežinau, kad jisai toksai. Jisai buvo, iš pradžių tai ne, jis dirbo ir vairuotoju. O paskui jis įlniko į alkoholį, tą liūną. Jis mane iš namų vydavo, muždavo, prievartaudavo, tiesiog pas jį seksas iškrypės. Aš būdavau naktim bėgu pas kaimynus per sniegą, o jie vasarą tai po 6 per naktį nakvojo. Mergaitė pagrandukiai gimė, tai kaimynam palindavo. Baisu buvo. Pinigus vogdavo iš manęs. Aš neturėjau, aš būdavau, kad 3-4 dienas aš valgyti neturiu ką. Tai kai gimė mažiukai būdavo jau jinai. Buvo 5-6 mėnesių, tai aš visą etatą įsidarbinau, kad galėčiau duoti ką mergaitį valgyti ir savo. Nes jisai tai alga būdavo, kai gauna algą, tai 2 savaitės jau nėra, o kai grįžta, tai Kenrikai ką nors nupirk ar valgyti, ar kokie litą, tada litais buvo. Nu tai va, aš kišenį turiu, išima iš kišenių, ten būna 30 centų, tiek tų litų. Kaip litais buvo, tiek 50, nu taik, sako, pirka. Tiesiog pasityčiau.